Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 valandą popiet, gegužės pabaiga, 23 diena, 204 apžvalga ir apžvalgą vedu aš, Marius Dubnikovas, Lietuvos Compensa Life verslo plėtros vadovas. Tai ši savaitė buvo išties rami, labai rami netgi sakyčiau, ir ko pasiekmė yra tai, kad mes turime VIX rekordus, tai šiandien prekybos metu VIX-as pasiekė žemiausią tašką per paskutinės 52 savaitės, tai yra per slenkančius metus, ir šiuo metu yra 11,58, tai žemiausias buvo 11,52, bet praktiškai žemiausiame taške. Tai reiškia, investuotojų baimės apskritai yra ant tiek nurimusios, kad matosi ilgamečiai, netgi sakyčiau, rekordai, nes tokio žemo VIX-o senai buvo galima ir matyti. Tai reiškia, investuotojai labai užtikrinti dėl ateities ir spėjimai, kad svyravimai bus ganėtinai maži. Kas dar? Labai geros naujienos išėjo dėl eurozonos. Eurozonos pirkimų vadybininkų indeksas, kuris atspindi, ką daro pirkimų vadybininkai. Tai vadinamas kompozit, tai yra sudedamas tiek iš gamybos, tiek iš paslaugų. Indeksas šovė gegužės mėnesį į viršų, viršijo 52 punktus. Ir analitikai tokio gero rezultato tikrai nesitikėjo. Ir kas verta pastebėti, tai yra nuo praktiškai spalio mėnesio, tai yra jau 7. mėnuo iš eilės, kai Europos PMI rodiklis kopia į viršų, ir čia matosi tikrai geras pagerėjimas. Paslaugos apskritai aukštumose 53 punktai, o gamyba po ilgos pertraukos taip pat atsitėsė, dar nepasiekė tų reikšmingų 50 punktų, bet šuolis buvo praktiškai per daugiau negu pusantro punkto. Tai netgi ir gamyboje matome tikrai gerą pagyvėjimą, gerą rezultatą, ir šiuo atveju tai negali nedžiuginti, nes tai atsispindi pagaliau ir akcijose, kurios nuosekliai brangsta. Šis rodiklis sako, kad per artimiausius 6 mėnesius iš tiesų aktyvumas, verslo aktyvumas, ekonomikos aktyvumas, jisai augs. Ir tai atsispindės veiklos rezultatuose. Tai iš tiesų labai stiprios naujienos, kurių jau senai buvo galima laukti. Ir apie tai kalbėjom. Tai apsisukimas yra, kuris rodo, kad po 6 mėnesių bus labai neblogai. Tai yra link metų pabaigos. Ir kitas dalykas, tai yra galima tikėtis, kad ateinančiais mėnesiais ir gamyba perkops 50 punktų, kas rodys, kad gamybos aktyvumas yra geresnis negu buvo prieš metus. Ir be abejo tendencijos yra teigiamas. Tai galima sakyti, tas šaltukas, krizinis, tokia baimė krizių, kuri vyravo praėjusių metų rugsėjo mėnesis, ypatingai spalio mėnesį, įtampos jos atslūgo ir pereiname į augimą. Tai čia yra labai fainai, nes tai įtakoja ir pačią Lietuvą, tai sakykime, nes natūralu tai veikia Vokietija. Vokietija yra pati svarbiausia mums eksporto rinka, ir jų eurozonos atsigavimas iš esmės rodo, kad mes turime labai daug potencialo. Kas dar? Buvo atskleista eurozonos algų pokyčiai, tai kas yra įdomu, pirmame ketvirtyje vidutiniškai algos augo apie 4,5% ir tai buvo didžiausias augimas per paskutinius kelis ketvirčius. Panašus kaip buvo praėjusių metų trečią ketvirtį, tai irgi kalba apie tam tikrą pagreitį šitoje vietoje. Ir darbdaviai, vesdami pokalbius, yra priversti eurozonoje mokėti daugiau. O atsižvelgiant, kad užimtumas yra didžiausias eurozonos istorijoje, tai nestebina, nes žmonių skaičius yra ribotas ir dirbančių užimtų žmonių skaičius taip pat. Tai šitoj vietoj rodiklis iš tiesų irgi yra geras, žmonės turi pinigų, tikėtina juos leis, ir tai sukuria paklausą, kuri vėlgi skatina verslą. Ir tradicinė dalis mūsų apžvalgos, tai kas vyksta finansų rinkose, tai nafta išliko stabilioj padėtyje apie $82 už barelį.
didesnių svyravimų per savaitę nebuvo. Apskritai, jeigu pažiūrėtume, visas gegužis yra labai labai ramus, svyravimai nedideli, pokytis visiškai medianoje. S&P 500 fiksuoja tolimesnius rekordus, tokio augimo nematėm senai. Tai vėlgi įveiktas korekcinės nuotaikos, kurios vyravo dar balandžio kovo mėnesiais, ir vėl fiksuojami naujos aukštumos. Tai yra judama link 5400 punktų. Ir ta kelionė atrodo tikrai įspūdingai. Priežastys tos pačios, tai yra tikimasi palūkanų mažinimo, tikimasi, sakykime, geresnių veiklos rezultatų negu anksčiau, tikimasi, sakykime, tos pačios ekonomikos atsigavimo ir dėl to akcijos čiuožia į viršų. Varis koregavosi po praėjusios savaitės rekordų virš $5 už svarą, šiek tiek tokia korekcija. Labai kažkokių čia naujienų, dėl ko taip įvyko, nėra. Tiesiog aš manau, kad po tokio ralio, kuris buvo, kai kaina kilo daugiau negu 20%, korekcijos yra reikalingos, sveika, bet kokiu atveju kaina yra labai aukšta ir tai indikuoja kinų aktyvumą. Auksas taip pat koregavosi, tiesą pasakius, auksą kuo toliau, tuo sunkiau yra paaiškinti jo viražus. Tai brangimas buvo aiškinamas tuo, kad palūkanos mažės ir investuotojai nenori būti obligacijose dėl to, kas labai keista, nes tai atvirkščiai turėtų būti. O dabar, sakykime, palūkanų mažinimo nuotaikoms aštrėjant, auksas pradeda čiuožti žemyn. Taigi toksai paaiškinimas yra ganėtinai sunkus. Labai panašiai į tai, kad veikia daug spekuliatyvaus kapitalo, kuris daugiau ne kaip investuotojas veikia, o grinai bandoma gaudyti spekuliacinės bangas ir iš to užsidirbti. Mūsų fondai. Tai žemos rizikos fondai jau beveik visi perkopė 7% ribą. Bond portfolio trūksta labai nedaug, kad tos 7% perrinkti. Ir rezultatai yra išties geri. Kas liečia vidutinės rizikos fondus, taip pat beveik visi fondai peržengė 10% ribą. C-kvadrat balansuotam fondui trūksta labai nedaug iki 10%. Galima konstatuoti, kad šiais metais per slenkančius metus fondai demonstruoja dvigubai didesnius rezultatus, negu jiems įprasta paprastai. Tai yra ilgametė statistika. Ir aukštos rizikos fondai, tai taip pat būtų nenormalu tikėtis, kad fondai neaugtų, jeigu rinkos šitaip juda į priekį. Tai didžiausią grąžą tai toliau išlaiko Centrinės Europos EIG grupės fondas, antras nuo apačios. Taip pat JAV fondas labai gražiai važiuoja, virš 30% išlaiko tą tikrai aukštą kartelę. Ir kiti fondai, tokie kaip Avaron Emerging Europe, 35%, ir žalesis fondas VIG Emerging Market ESG Equity 19%. Tai tikrai rezultatai yra stulbinančiai geri ir kas yra keisčiausia, netgi einant metams ir didėjant palyginamai baziai, kažkokių tai sumažėjimų grąžoje kol kas nesimato. Kitą kartą pasimatysime gegužės 30 dieną, jau bus paskutinė gegužės apžvalga, 16 val. 205 kartą. Tai tiek. Ačiū Jums ir susimatysime po savaitės.